Radio Rocket. Sveiki, šiandien sukursiu video, kaip išgyventi pirmąją naktį. Minecraft beta 1.81 versijoje. Susikūręs pasaulyje esu, kad nereiktų ilgai laukti, kol generuos. Taigi ir pradėkime žaisti. Aš jau turiu 12 medienos, kad nereiktų laukti, kol susikirsiu. Iškart pradėsiu rodyti, ką reikia daryti. Priskirskite medienos maždaug 15. Paspauskite E, atsidarys inventorį ir čia padėkite woodą, kitaip medis lietuviškai. Pasidarykite daug lentų. Iš lentų pasidarykite darbastalį. Pasidėkite bet kur. Pasidarykite iš 4, taip, iš 8 vodėm blek, iš lentų, kitaip, stikų, lazdelių ir iš tų lazdelių pasidarome 3 įrankius. Tie įrankiai bus kirsti akmenį, kirsti medį bei kirsti žemę. Pirmiausia, mūsų tikslas yra įsikasti akmens geresniems įrankiams. Čia pradedame kasinėti. Na va, radome kuolą deglams. Labai pasisekė. Jei kas nors nežinote, ką reikia daryti iš kuolų, paaiškinsiu. Galima iš lazdelių ir kuolo padaryti torčą. Kitaip pasakius yra deglas. Deglas apsveičia 5 ar tai 7 kubų teritoriją. Reikia urvams kainę. Na tai va. Prisikasam kuolą. Na, to nekirsim, tikrai nusibos. Ir pradedam kirsti akmens, maždaug susirinkite apie 20, kad galėtumėte pasidaryti geresnius įrankius. Su mediniais, matote, nelabai greitai viskas darosi. Šiaip geriausi įrankiai yra deimantiniai. Ir deimantus labai yra sunku surasti. Čia informacija tie, kurie nežino. Dabar pakylame į viršų. Na. Pirmiausia, pasidarome torčą. Dedame belenkur šitą, bet žinome, kad būtų virš lazdelės. Ir tada paspaudžiame. Ir gauname tokius torčius. Na, ir dabar mūsų pagrindinis dalykas – būstas. Reikia apsisaugoti nuo creeperių ir nuo visokių endermenų ir panašiai. Tadgi pasimam kastuvą, įsikasam žemės ir pasidarom šiokį tokį būstą pirmai nakčiai. Galima daryti nedidelį, nes kam didelį reikia. Na štai, nueiname prie darbastalio, pasidarome duris, štai įsidedame duris, pasidedame torčių, kad būtų šviesiau. Na štai, šioks toks būstas pirmai nakčiai. Jei neturite ką veikti, nueikite pasimti darbastalį, pasidėkite būstę ir eikit kasinėti spurvą. Sėkmės žaidžiam Minecraftą. Pamoką kūrė Minecraft LTO. Sėkmės jums.